visi. Oi. Tai filmuoju naują vlogą, su draugais išvarėm į kelią. Kaip šitas daiktas vadinas? Pažintinis takas. Miškas, karočiui. Tai sugalvojom išvaryti Neries regioninį pažintinį taką. Ir labai gražu dabar, o vaikštom. Čia dar su baidarėm pasirodo galima. Su tokiais akmenim tai tikrai praplauks. Bandysiu eiti pro tos akmenis. Žinokit, truputį lietus pradėjo lyti. Bet dar nebaisiai, bet nežinau, vidurį esam kažkur dabar. Pradėjo lyti, tai vis dėlto nusprendėm, kad einam atgal ir į mašiną, nes po to galim neišvažiuoti. Ir nusprendėm, kad kitą, kad varysim čia vaikščiot. Atvarėm į vietą, kurią planuojam varyti vasaros gale pabūti. Dabar lyja truputį, tai varom namo jau. Atvarėm prieš darbo pabaigą į Maksimą. Rodom, kaip patiesinti reikia nugarą žmogaus. Karočiui, man viskas. Kaip reikia, kaip tai veikia? Davai, aš net neraušk man, o tiesiog parodyk, kaip tai veikia. Pas mane normaliai sueina. Nepamenu. Ne, tau nereikia, tu parodyk, tu esi. Ką? Pas mane klienta. Skauda? Skauda? Aš susilaužiau. Tai jau grįžau namo, paleido mane. Tai norėjau dabar padaryti tokį update'ą, kodėl tiek ilgai nieko nekėliau. Ir kur buvau dingus, ką veikiau. Dabar šituo metu iškraustysiu viską. Tam nusipirkau Maksimui. Tai jogurtą, kad pusryčiams būtų. Pieno, nes daug ką naudoju ir geriu pieną. Na šiaip negeriu pieno, tiesiog daug ką naudoju, tai reikia. Ir persiką, kad būtų su jogurtu skaniau. Ir dabar ką norėjau papasakoti, tai šiaip paskutinį kartą birželį kėliau video, kol dar ėjom į mokyklą. Ir vėliau tiesiog, kai susitikdavau su draugais, nelabai norėdavau filmuoti, nes per daug fainų leisdavom laiką, arba tiesiog kalbėdavomės ir atrodo neturiu ten ką filmuoti, kol kalbam ir panašiai. Tai dėl to niekur nefilmavau, nes šiaip norėjau filmuoti šitus vlogus tam, kad būtų vėliau smagiau pasižiūrėti, ką veikdavau dienom ir panašiai. O dabar tiesiog 5 dienas per savaitę dirbu ir 2 ilsiuosi, arba būnu su draugais kaip šiandien, bet kažkaip jau porą savaičių vis galvoju, kad žiauriai pasiilgau žiūrėti vlogų, nes keliu tik tuos, kurie man patinka ir įdomus yra žiūrėti. Tai labai buvau pasiilgus to ir montuoti, bet dabar mano kompiuteris sugedo ir bandysiu šitą video montuoti per telefoną ir jeigu gausis, tai galbūt dar bus šitą vasarą keli vlogai iš vasaros. Tai tikiuosi labai, kad viskas gausis gerai, bet šitą tai vis tiek bet kokiu atveju kelsiu, nors jis nebus, manau, labai ilgas. Šiaip labai fainai šiandien praleidau dieną, nes susitikom su draugais, galvom išeisim į gamtą, kaip matėt, ir filmavau kažkiek, kad ėjom po pažintinį Neries regioninį taką, bet pradėjo lyti ir grįžom atgal. Tada sugalvojom, kad norim nuvažiuoti pasižiūrėti į tą vietą, į kurią planuojam važiuoti vasaros gale, dar pabūti, pastovyklauti.
apžiūrėjom, bet tada vėl pradėjo lyti dar smarkiau ir važiavom jau į Vievį. Tenais truputį zylės pasukom, pavažinėjom, nuvarėm į Maksimą, galvojom, pažiūrėsim ką gero, praleisim smagiau laiką kažką ir tada dar truputį pabuvom lauke ir grįžom jau namo. Šią vasarą stengiuosi per išeigines visas praleisti laiką su draugais, kad būtų ką prisiminti šitą vasarą, nes ir taip atrodo tik tais darbas, bet pinigų norisi užsidirbti, nes tiek mokausi teoriją, teisės bandysiu laikytis, o per išeigines bandau pabūti su draugais. Tai dėl to ir nelabai kažką reikeliu, nes ir tada atrodo, arba bandau nufilmuoti video ir nesigauna, nes įkelti, nes nesumontuoju jo, po to atrodo nesinori jau vakare montuoti arba po darbo grįžus dar montuoti ir tada jau atrodo jau nebesinori kelti video, nes jis jau labai seniai buvo nufilmuotas, nesinori jo montuoti ir tada taip gaunas, kad neįkeliu nieko, bet pažadu, pasistengsiu kažką dar nufilmuoti šitą vasarą įkelti. Ir turbūt ties čia jau ir atsisveikinsiu su jumis. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate!